spaudimas žemas, tai va tas tų vadinamų sėklų variantas netinka. Tai reikia jau žiūrėti plačiau. Kokie vaistiniai augalai galėtų padėti vaikų naktiniam šlapinimuisi? Nėra vaistų. Čia nėra vaistų ir nepadėtų. Reiškia, Tibeto medicinoje, aš pats atsivežiau smilkalus, kurias, reiškia, smilkyna duoda kvapą ir vaikas nesušlapina naktį. Bet tik tai, reiškia, simptomatiškai per nervų sistemą. Tibetiečiai sako, reikia branginti tą situaciją, kad reiškia žinoti, kad tas šlapinimasis praeis. Reiškia, yra 3 metai, 9 metai ciklai, yra 12 metų, yra jie ciklai, kada prasidės kažkas, nes sena labai nedidelis ratas žmonių, kurie tą datą gali likti iki senatvės. Bet, reiškia, kažkada baigsis, ypatingai, kai 9 metai, kai lytis pradeda bręsti ir tada, reiškia, gali baigtis. Bet vaikas galės atsiminti tą naktinį šlapinimąsi, kai pastovi baimė būti viešumoje. Todėl nei tėvai, niekas neturi, reiškia, skatinti